Taigi šiandien parinkau jums 3 leidyklos Tito Alba knygas ir pradėsiu nuo Kanadoje gimusio, bet Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančio keliautojo rašytojo Džono Valianto Tigras, keršto ir išlikimo istorija. Tai antroji šio autoriaus knyga. Jeigu reiktų apibūdinti žanrą, tai tyriamosios žurnalistikos, socialinės istorijos, geografijos ir kelionių literatūros mišinys, kuriame pasakojama apie Amūro tigrų likimą Rusijos tolimuosiuose rytuose. Noriu pristatyti ir vieną citatą. Štai ji. Miške nesykį esu girdėjęs tigrus, sakė jis, bet šis buvo visai kitoks, žiaurus, siaubą keliantis. Jei paimsi mėsą iš tigro, jausies jam skolingas, o vėliau pradėsi ir jo bijoti. Taigi, Džonas Valiantas, Tigras, keršto ir išlikimo istorija. Antroji knyga, į kurią noriu atkreipti jūsų dėmesį, Chriso Ryano Vienintelis išsigelbėjęs. Tai negailestingas ir vyriškas pasakojimas apie šiuolaikinį karą, žiaurumą ir ištvermę. Chrisas Ryanas buvęs Britų specialiosios aviacijos tarnybos karys, daugelio pratybų ir antiteroristinių operacijų visame pasaulyje dalyvis, 22-ojo šios tarnybos būrio narys, snaiperių grupės vadas. Ištrūkęs iš irakiečių apsupties, Ryanas 1991-aisiais buvo apdovanotas medaliu. Po 3 metų jis paliko tarnybą, nuo tol rašo populiarias knygas apie savo asmeninę patirtį ir išgyvenimus. Yra parengęs bei konsultavęs daugelį televizijos laidų apie išlikimą ekstremaliomis sąlygomis. Britų specialiosios aviacijos tarnybos misija Irako kariuomenės užnugaryje - viena garsiausių istorijų apie narsą ir išlikimą šiuolaikinėme kare. Iš 8 pulko karių išvykusių į misiją tik vienas išvengė suėmimo. Jis ir papasakojo šią istoriją. Na ir dar viena knyga, o tiksliau naujas populiarios knygos leidimas Laimos Lavastės, žinomos žurnalistės, knyga apie Suomiją. O tiksliau linksma knyga apie suomius ir Suomiją. Jei man reikėtų nupiešti Suomiją, nupieščiau didelį ledkalnį, iš kurio kyšotų tik patikliai į pasaulį žvelgiančio suomio galva. Jo pasaulis giliai po ledu. Netiesa, kad į jį neįmanoma prisibelsti. Jei iki šiol apie suomius ir Suomiją žinote tik tiek, kad ten šalta, todėl visi geria, kad visi suomiai vaikšto su finkomis, mylisi nenusiėmę slidžių, kad ten daug ežerų, todėl ir uodų, kad Laplandija tai tik pasakų apie trolius ir kalėdų senišalis, būtinai turite perskaityti šią knygą. Žinoma, mūsų žurnalistė Laima Lavastė skaitytojams šmaikščiai atveria netikėtai linksmą, stebinančią, pilną įdomybių Suomiją, keliančią ir nuostabą, ir pagarbą, ir juoką. Na, o aš dar pridursiu, kad pasirodė jau antras šios knygos leidimas, reiškia galime daryti išvadą. Jums linksma knyga apie suomius ir pačią Suomiją atrodo, kad patiko.